Premjere, lankotės Omano sultonate ir kuo patraukli yra ši šalis Lietuvai kaip partnerė? Šita šalis Lietuvai yra patraukli dėl to, kad mes kaip Lietuva norėtumėm stiprinti ekonominius ryšius su Omanu ir mes manom, kad Omanas tai galėtų būti ta šalis, kuri galėtų aptarnauti, pavyzdžiui, Lietuvos investicijas, prekes ir teikiamas paslaugas čia visame Persijos regione. Ir šiandien tik su ministru pirmininku mes apie tai ir kalbėjom ir netgi ir iš vicepremjero buvo išgirstas pažadas, kad ryšiai tarp Lietuvos ir Omano stiprės ir Omanas bus ta šalis, kuri, atstovaus Lietuvą šitam regionui. Tai mus nuteikia labai optimistiškai, nes su kiekviena šalim būtų labai sudėtinga bendradarbiauti ir pasirašyti atskirus dokumentus, nes puikiai žinom, kad Omanas turi ir labai gerus ryšius su Iranu. Šita šalis mus irgi taip pat domina. Taip pat yra susitarta, kad bus įkurta tarpvyriausybinė komisija ir įkūrus tarpvyriausybinę komisiją, darbas dar labiau sustiprės tarp atskirų ministerijų. Tas ir apie tai šiandien buvo ir kalbama su vicepremjeru kartu susitikime ir artimiausiu metu nemažai ministrų, tai yra prekybos ir pramonės, sveikatos apsaugos, ministras, kuris atsakingas už turizmą, ruošiasi atvykti į Lietuvą. Taip pat, aišku, buvo daug kalbama apie turizmo plėtrą ir aš pasiūliau galimybę atidaryti netgi tiesioginius skrydžius iš Omano į Lietuvą, norint pritraukti daugiau turistų tiek į vieną, tiek į kitą šalį. Kitas klausimas labai svarbus buvo paliestas tiek ir su vicepremjeru, ir su sveikatos apsaugos ministru apie medicinos turizmo plėtrą ir žmonių pritraukimą iš Omano į Lietuvą. Buvo kalbama apie spa centrus esančius Lietuvoje ir juos irgi tai domina. Taip pat, aišku, buvo skiriamas didžiulis dėmesys IT technologijų, panaudojimą Omane ir taip pat buvo kalbama daug laiko apie maisto produktų eksportą į Omaną ir jie tikrai pasakė, kad jie praktiškai maisto produktus beveik visus importuoja ir aišku, vienas yra jų keliamas pageidavimas, reikalavimas ar noras, kaip jį pavadinsim, kad maisto produktai turi būti labai aukštos kokybės, tai yra jų vienas pagrindinių reikalavimų, o taip jie yra nusiteikę bendradarbiauti ir dirbti šitoje irgi srity. Aišku, buvo kalbama apie aukštąjį mokslą, kas jūs labai irgi domina, nes jie labai būna patenkinti, kada išgirsta, kad yra anglų kalba paruoštos studentams programos. Ir čia aš manau, kad turi didžiulę galimybę kai kurie studentai iš Omano studijuoti ir Lietuvoje, ypač Kauno medicinos universitete ir Vilniaus universitete medicinos fakultete, nes medicinos sektorius juos nepaprastai domina ir jie tuo labai domisi, kas vyksta Lietuvoje. Ar kalbėjote apie energetikos sektorių, ar yra galimybė pirkti iš Omano dujas? Apie energetikos sektorių kalbėjom ir juos labiau domino apie energetikos sektoriaus pertvarką Lietuvoje. Ir reikia pripažinti, kad jie kol kas dujų Lietuvai nežadėjo parduoti, nes jų dujų išgavimas nėra toks didelis, jie yra radę naujus telkinius, bet šiuo metu, ypač kada tokios yra kainos pačios naftos produktų žemos, tai tų telkinių įsisavinimą, kaip pasakė vienas iš ministrų, reikėtų didžiulių investicijų, tai tas bus daroma vėliau, bet mes kalbėjom apie tai, kad Klaipėdos jūrų uostas tai galėtų būti kaip tas prekybos centras jų prekiams į Skandinavijos šalis ir į Baltijos šalis, o jų uostai galėtų būti mūsų, kaip sakyti, irgi prekiams, konteineriams ir, įeinant į visą Persijos regioną. Dėkui. Ačiū.